Po aikštę važinėjosi daugybė vaikų. Kur buvo drąsesni, bėgė prikiša savo rogutes prie laukininko vežimo ir tokiu būdu pravažiuoja gerą kelio galą. Buvo labai linksma. Kada vaikai buvo labiausiai linksmi, į aikštę važiavo didelės baltos rogės. Tas, kas sėdėjo jose, buvo susisupęs baltais kailiniais ir turėjo užsidėjęs baltą kailinę kepurę. Rogės 2 kartus apvažiavo aikštę, o Kajus prišokęs bematant prikabino prie jų savo rogeles ir ėmė čiaušti. Tos rogės pradėjo per aikštę smarkiau važiuoti ir greitai pasuko į vieną gatvę. Kas jose sėdėjo, atsigręžė ir maloniai linktelėjo Kajui, lyg geram pažįstamui. Kajus kelis kartus mėgino atsikabinti savo rogutes, bet tas su baltais kailiniais visiems linksėjo ir dūmė toliau. Netrukus jie išvažiavo už miesto vartų. Tada sniegas ėmė baisiai versti. Berniukas nebematė savo paties rankos prieš akis. Jis atleido virvę, su kuria buvo prisikabinęs už didžiųjų rogų, bet jo rogutės buvo lyg priaugusios prie jų ir švilpė vis tolyn. Tada jis ėmė balsu šaukti, bet niekas negirdėjo. Sniegas vis snigo, rogės lėkė lyg pasitusios, kartais pasinerdamos į pusnis ar pašokdamas per griovius ir tvoras. Visas drebėdamas, Kajus mėgino sukalbėti Tėve mūsų, bet galėjo atsiminti tik daugybos lentelę. Snaigės darėsi vis didesnės ir didesnės, galop pavirto į dideles, baltas vištas. Tik staiga vištos išsisklaidė į visas puses, didžiulės rogės sustojo ir iš jų išlipo aukšta, liekna, šviesiai balta moteris su sniegu apsnigtais kailiniais ir kepure. Tai buvo pati Sniego karalienė. Gerokai pavažiavome, Tarė ji. Tu visai sušalęs, lysk po mano lokių kailiniais. Pasisodino berniuką į roges ir apsuko jį savo kailiniais. Kajus jautėsi lyg pasinėręs į sniego pusnį. Ar dar šalta? Paklausė ji ir pabučiavo į kaktą. Jos pabučiavimas buvo šaltesnis už ledą, kiaurai pervėrė berniuką, pasiekė pačią širdį, jo pusiau suledėjusią širdį. Tuo metu jam pasirodė, kad jis mirs, bet greitai pasidarė gera, visai nebejauta šalčio. Mano rogelis, nepamiršk mano rogelių. Pirmiausia, atsiminė berniukas. Rogeles uždėjo ant nugaros baltai vištai, stipriai pririšo ir ji turėjo skristi su jomis paskui didžiąsias roges. Sniego karalienė dar kartą pabučiavo Kajų ir jis pamiršo Gerdą, senelę ir visus namiškius. Daugiau tavęs nebebučiuosiu. Tarė Sniego karalienė. Bučiuodama tave, norėčiau tave negyvai užbučiuoti. Kajus pažvelgė į ją, ji buvo baisiai graži. Jis nebuvo matęs išmintingesnio ir gražesnio veido. Ji dabar nebesirodė iš ledo, kaip tą kartą, kada pamatė ją už lango ir įlinktelėjo ją. Dabar jiem buvo vienas tobulumas. Jis nustojo jos bijoti ir pasigyrė mokantis visus 4 aritmetikos veiksmus, net su trupmenomis ir žinantis, kiek kraštas turi ketvirtainių mylių ir kiek gyventojų. Tad visą laiką šypsojosi. Tada jis pagalvojo, kad moka dar mažą ir ėmė žiūrėti į galą neturinčias oro platybes. O ji kilo su juo vis aukštyn ir aukštyn, už juodų debesių. Vėtra kaukte kaukė, tartum giedodama senovės giesmes. Jie lėkė per miškus ir ežerus, per jūres ir sausumą. Toli žemai ūžė šaltas vėjas, staugė vilkai, snigo sniegas, skrido krankdami juodi varnai. O viršum aukštai aiškiai švietė pilnas mėnuo. Kajus žiūrėjo į mėnesį visą ilgą žiemos naktį, o dieną miegojo prie Sniego karalienės kojų.